Šie ir jos panašus yra iš sufijų, kurių elgesys yra smerktinas ir klaidingas, taip pat iš burtininkų, apie kuriuos pranašas pasakė, jei kas kreipiasi į būrėją ir ko nors jo klausia, maldos iš jo nebus priimtos 40 dienų. Taip yra todėl, kad jie teigia žinantys apie neregimą, tarnaujantys džinams, juos garbinantys ir apgaudinėjantys žmonės įvairiomis magijos rūšimis. Allahas apie juos pasakoja istorijoje apie Mozę ir faraoną. Jis, Musa, Mozė, tarė, meskite jūs, pirmieji. Taigi jie metė burtą, jie apkerėjo žmonių akis ir įbaugino juos ir pademonstravo puikią magiją. Koranas, sūra, aukštybės 7:11:06. Neleidžiama pas juos ateiti ar prašyti kažko, kaip paminėta šiame hadise, kas eina pas ateities spėjimo būrėją ir tiki tuo, ką jis sako, jis nepatikėjo tuo, kas buvo apreikšta Muhammedui. Kitais žodžiais, kas eina pas ateities spėjimo būrėją ar burtininką ir tiki tuo, ką jis sako, jis nepatikėjo tuo, kas buvo apreikšta Muhammedui, kalbant apie jų maldavimą ne Allahui ir pagalbos ieškojimą ne iš Allaho arba teiginį, kad jų protėviai kontroliuoja visatą, gydo ligonius arba atsako į maldavimus, kai jie yra mirę arba nesant, visa tai yra nuo netikėjimo visagaliu Allahu ir nuo didžiojo politeizmo. Privaloma juos pasmerkti, neiti pas juos, neklausinėti bei netikėti jais. Jų darbai yra kaip žynių, būrėjų ir politeistų darbai. Jie ieško pagalbos ne iš Allaho, o iš džinų, mirusiųjų bei kitų, kurie yra su jais susiję ir teigia esantys jų tėvai bei protėviai, arba iš kitų žmonių, kurie teigia, kad jie turi vadovavimą arba orumą. Visa tai yra iš burtų, ateities spėjimo bei būrimo darbų, kurie yra smerktini išgrynintame šariate. Kalbant apie jų smerktinus veiksmus, pavyzdžiui, savęs smeigimas durklais ar liežuvio pjaustymas, visa tai yra žmonių apgaudinėjimas. Visa tai yra iš draudžiamos magijos rūšių, apie kurias įspėjo Koranas ir Suna, kaip ir minėta anksčiau, todėl sveiko proto žmogus neturėtų tuo apsigauti. Tai yra panašu į tai, ką pasakė visagalis Allahas faraono magams, jų magijos pagalba pasirodė priešais jį taip, lyg greitai judėtų. Koranas, sūra, Taha 20:06:6. Jie derina magiją, burtus, ateities spėjimą, būrimą, didžiojo politeizmo darimą, pagalbos ieškojimą ne iš Allaho, bei teigia žinantys apie neregimą ir visatą, kurią žino tik visagalis. Tai yra daugybė didžiojo politeizmo ir atviro netikėjimo tipų bei burtų veiksmų, kuriuos visagalis Allahas uždraudė. Tarė visagalis, sakyk, niekas danguose ir žemėje nežino ghaib, nematomo, išskyrus Allahą, Koranas, sūra Skruzdės 27:65. Visų musulmonų, žinančių apie šią būklę, pareiga yra juos pasmerkti, paaiškinti jų netinkamą elgesį ir kreiptis į valdytojus, jei yra islamo šalyse, kad nubaustų juos taip, kaip nusipelnė pagal šariatą. Ir Allahas yra tas, kuris suteikia sėkmę. Gydymas pas liaudies gydytoja džinų pagalba, Ibn Baz įvairių fatvų ir straipsnių rinkinys 5-418-420 klausimas. Yra grupė žmonių, kurie teigia, kad gydo tradiciniais vaistais, bet kai apsilankiau pas vieną iš jų, jis man pasakė, parašyk savo ir savo motinos vardą ir grįžk rytoj. Ir kai žmogus grįžta, jam sako, tu sergi tokia ir tokia liga, o tavo gydymas toks ir toks. Ir sako, kad jie gydo Allaho žodžiais, Koranu. Taigi, ką jūs manote apie tokius žmonės? Koks yra nuosprendis kreiptis į juos? SOG atsakymas, kas tai daro gydydamas naudojasi džinais ir teigia žinantis apie neregimą, todėl pas jį gydytis negalima, kaip ir neleistina pas jį ateiti ar klausti. Pranašas pasakė apie tokius žmonės, kas nueina pas būrėją ir jį ko nors klausia, jo maldos nebus priimtos 40 naktų, perdavė Muslim savo Sahih rinkinyje. Keliuose pranašo hadisuose buvo įrodyta, kad draudžiama eiti pas burtininkus, ateities spėjimo būrėjus ir magus, taip pat draudžiama jų klausti ir jais tikėti. Tarė pranašas, kas eina pas ateities spėjimo būrėją ir tiki tuo, ką jis sako, jis nepatikėjo tuo, kas buvo apreikšta Muhammedui. Kiekvienas, kuris teigia žinantis neregimą naudodamas akmenukus arba kriauklytes, braižydamas žemėje arba klausdamas sergančio žmogaus vardo, motinos ar jo giminaičių vardo, visa tai įrodo, kad jis yra vienas iš būrėjų ir žynių, kurio pranašas uždraudė klausti ir tikėti. Privaloma saugotis jų, neklausti ir pas juos nesigydyti, net jei jie teigia, kad naudoja Koraną, nes jie melagingi ir apgavikai, todėl jais tikėti negalima.
Kiekvienas pažįstantis kurį nors iš jų privalo tai perduoti atsakingiems žmonėms, tokiems kaip teisėjai, vadovai ir komisijų centro nariai kiekvienoje šalyje, kad jie būtų teisiami Allaho įstatymais ir kad musulmonai būtų saugus nuo jų blogio, korupcijos ir neteisingo žmonių pinigų valgymo. Allahas yra pagalbininkas ir visa jėga bei galia priklauso jam. Šariato patvirtintas vaistas nuo magijos iš Nurun al-Darb programos ištrauka, 53 Ibn Baz fatvų ir įvairių straipsnių rinkinys 6-288-290 klausimas. Girdėjau vieną mokslininką sakant, kad tas, kuris mano, kad jam buvo padaryta magija, turi paimti 7 sidrmedžio lapus, įmesti juos į indą vandens ir perskaityti 2 suras, Al-Mu'izat, sūra Annas ir Al-Falak, Ayatul Kursi ir sūra. Sakyk, o jūs, netikintieji. Ir Allaho posakį, ir tokių dalykų, kurie buvo nuleisti Babilone 2 angelams Harutui ir Marutui. Koranas, sūra, karvė 2 valandos 10 minučių 2. Bei recituoti sūrą Al-Fatiha. Taigi kiek tai tiesa? Ką turi daryti tas, kuris mano, kad yra užkerėtas burtais? Padėkite mums, te padeda jums Allahas. Atsakymas, nėra jokių abejonių, kad magija egzistuoja, bet yra ir tokių, kurie tik įsivaizduoja, kad jiems yra padaryta magija. Magija veikia tik visagalio Allaho leidimu. Tarė visagalis apie magus, jie sekė tuo, ką šajatin, šėtonai, paskelbė, klaidingai, per magiją, Suleimano, Saliamono laikais. Suleimanas neišėjo iš tikėjimo, bet šajatin, šėtonai, išėjo iš tikėjimo, mokydami žmonės burtų ir tokių dalykų, kurie buvo nuleisti Babilone 2 angelams Harutui ir Marutui. Bet nei vienas iš 2 nemokė nei vieno tokių dalykų, tai yra iš 2 angelų nepranešęs, mes esame tik išbandymas, taigi nepalikite tikėjimo, mokydamiesi šių burtų iš mūsų, ir iš šių angelų žmonės išmoko tai, kas sukelia vyro ir žmonos skyrybas, pasėdami tarp jų neapykantą, bet tokiu būdu jie negalėtų niekam pakenkti, išskyrus su Allaho leidimu. Koranas, sūra, karvė 2 valandos 10 minučių 2. Magija turi poveikį, bet tik su visagalio Allaho valia, nes niekas neegzistuoja be Allaho valios ir likimo, šlovė jam. Tačiau nuo magijos yra gydymo būdų ir vaistų, kaip atsitiko pranašui, ir Allahas išgelbėjo jį nuo magijos blogio, buvo rasta tai, ką padarė magas ir sunaikinta, taigi Allahas taip išgydė savo pranašą, ramybę ir Allaho palaimą jam. Taigi, jei tai, ką magas padarė surišdamas siūlus, ar vinis ar pan, bus atrasta, turi būti sunaikinta. Burtininkai pučia į mazgus ir smeigia į juos su piktais ketinimais, tačiau tai vyksta ar nevyksta tik Allaho leidimu, mūsų viešpats viską galintis, šlovė jam. Magija gydoma Korano recitavimu, kartais užburtasis gali skaityti pats, jei jo protas sveikas, o kartais kažkas kitas recituoja. Taigi pučia ant krūtinės ar bet kurios užkerėto kūno dalies recituojant, sūra Al-Fatiha, Ayatul Kursi, Al-Dikhlas, Annas, Al-Falak bei kitas Korano eilutes apie magiją sūra Al-Araf, Junus ir Taha. Iš sūros Al-Araf recituoti šias eilutes, ir mes apreiškėme Musai, Mozei, sakydami, sviesk savo lazdą, ir štai. Tai kaip mat prarijo visą melą, kurį jie parodė. 117, taigi tiesa buvo patvirtinta ir visa, ką jie padarė, neturėjo jokio įspūdžio. 118, taigi jie ten buvo nugalėti ir grįžo užsitraukę gėdą. 119, ir iš sūros Junus, ir faraonas tarė, atveskite man kiekvieną. Gerai nusimanantį burtininką, 79, ir kai burtininkai atvyko, Musa, Mozė, tarė jiems, meskite tai, ką norite mesti, 80, tada, kai jie išmetė, Musa, Mozė, tarė, tai, ką jūs pateikėte, yra burtininkavimas. Allahas be abejonės padarys tai be jokio efekto. Iš tiesų, Allahas nepadaro teisingais al-mufsidun, bloga darančiųjų ištvirkėlių darbų. 81 ir Allahas įrodys ir padarys aiškę tiesą savo žodžiais, tačiau dauguma mudžrimun, nusikaltėlių, netikinčiųjų, daugiedievių, nusidėjėlių, gali to nekęsti. 82 Koranas, sūra Junus, Jona, 10 valandų 7 minutės 9-82 ir iš sūros Taha, jie tarė, Musa, Moze, arba tu mesk pirmas, arba mes būsime pirmi mesti, 65 Musa, Moze, tarė, ne, meskite jūs pirmi. Tada, štai. Jų virvės ir jų lazdos, jų magijos pagalba pasirodė priešais jį taip, lyg greitai judėtų.
66, taigi Musa, Mozė, pajuto savyje baimę. 67, mes, Allahas, tarėme, nebijok. Iš tiesų, tu paimsi viršų. 68, ir mesk tai, kas yra tavo dešinėje rankoje. Tai praris tai, ką jie padarė. Tai, ką jie padarė, tai yra burtininkų triukai, o burtininkai niekada nebus sėkmingi, kad ir kiek įgūdžių jis įgytų. 69, Koranas, sūra Užkardos 7:11 7-119, Koranas, sūra Taha 20:6 5-69. Taip pat recituoja šias sūras, sakyk, o Muhammedai, o Al-Kafirun, netikintieji. Sakyk, o Muhammedai, jis yra Allahas, kuris yra vienas, sakyk, aš ieškau prieglobsčio pas aušros viešpatį, iki galo, sakyk, aš ieškau prieglobsčio pas žmonijos viešpatį. O geriau 3 kartus pakartoti sūrą Al-Dikhlas, Annas ir Al-Falak. Tada prašo Allaho išgydyti užkerėtą žmogų tariant, Allahe, žmonių viešpatie, pašalink skausmą ir išgydyk, tu esi vienintelis gydytojas, tik tavo gydymas nepalieka ligos. Tai pakartoja 3 kartus. Taigi atlieka rukiją užkerėtam sakydamas, Allaho vardu aš atlieku tau rukiją, nuo visko, kas tau kenkia, ir nuo kiekvienos sielos ar pavydžios akies blogio. Tegul Allahas tave išgydo. Allaho vardu aš atlieku rukiją tau. Tai pakartoja 3 kartus ir meldžiasi už jo pasveikimą ir sveikatą. Ir jei sako rukijos metu, aš ieškau tau prieglobsčio su tobulais Allaho žodžiais nuo blogio, kurį jis sukūrė. Ir tai pakartoja 3 kartus, tada tai yra gerai. Visa tai yra iš naudingų gydymo būdų. Ir jei perskaitoma ši rukija ir maldavimai ant vandens, tada geria iš jo užburtas žmogus, o likusių nusiprausia, tai yra viena iš gydymo priemonių, jei Allahas duos. O jei į vandenį įmeta 7 žalius sutrintus sidro medžio lapus, tai irgi viena iš gydymo priežasčių. Tai buvo daug kart išbandyta ir Allaho leidimu buvo naudinga daugeliui žmonių. Tai naudingas vaistas tiems, kurie yra užkerėti burtų. Taigi, šis vaistas yra naudingas tam, kuris yra atitrauktas nuo savo žmonos, nes kai kurie žmonės yra sulaikyti nuo žmonos ir negali su ją santykiauti. Taigi skaito pats arba kas nors kitas skaito jam, arba skaito ant vandens, o po to geria iš jo ir prausasi su likusiu visa tai naudinga, jei Allahas leis, užkerėtiems ir atitrauktiems nuo žmonos. Tai yra iš priemonių, o visagalis Allahas yra vienintelis gydytojas, ir jis gali viską. Jo rankoje, tebūnė jis pašlovintas ir išaukštintas, yra išgyjimas ir ligos, ir viskas veikia pagal jo valią ir sprendimą, šlovė jam. Buvo perduota, kad pasiuntinys tarė, visagalis pasiuntė ligą ir kartu jos gydymą, jį žino, tie, kurie žino, ir jo nežino, tie, kurie nežino. Tai yra Allaho dovana, šlovė jam, jis yra pagalbininkas ir tiesaus kelio vadovas. Džinų patekimo į žmogų tiesos išaiškinimas ir atsakymas tiems, kurie tai neigia, atsakymas išsiųstas šeichui Ali At-Tantavi 1408 kovas 11 p. Ibn Baz fatvų ir įvairių straipsnių rinkinys. 3-299-308, šlovė Allahui, maldos ir ramybė pasiuntiniui, jo šeimai, kompanionams bei tiems, kurie jį seka. Taigi, kai kurie vietiniai laikraščiai ir karai šiais metais, 1407 metrų, p.h. Šabano mėnesį paskelbė sutrumpintus bei ilgus straipsnius apie tai, kas atsitiko, kai džinas patekęs į musulmonę moterį Riede, paskelbė priėmęs islamą pas mane. Tai įvyko po to, kai džinas tai paskelbė pas brolį Abdullah ibn Musharraf al-Umari, kuris gyvena Riede, po to, kai jis perskaitė minėtas Korano eilutes užkerėtai moteriai ir kreipėsi į džiną bei priminė jam Allahą, perspėjo ir pasakė, kad priespauda draudžiama ir didelė nuodėmė bei pakvietė jį į islamą, kai džinas pasakė, kad yra budistas. Jis taip pat pakvietė jį išeiti iš moters kūno. Taigi džinas buvo įsitikinęs šeicho žodžiais ir paskelbė apie islamo priėmimą pas minėtą Abdullah. Tada Abdullah, ta moteris ir jos globėjai norėjo ateiti pas mane, kad galėčiau išgirsti džino islamo priėmimą. Taigi, kai jie atėjo pas mane, paklausiau džino apie priežastis, kodėl jis priėmė islamą, ir jis man pasakė. Jis kalbėjo moters liežuviu, bet tai buvo vyro, o ne moters balsas.
Moteris sėdi ant kėdės šalia manęs, o šalia jos brolis ir sesuo, jau minėtas Abdullah ibn Musharraf, bei kiti šeichai, kurie tai liudija ir kurie girdėjo džino žodžius. Džinas atvirai pareiškė atsivertęs į islamą ir pasakė, kad yra Indijos budistas. Taigi aš jam patariau bijoti Allaho ir išeiti iš šios moters kūno, jos neskriausti bei likti nuošalyje. Jis man į tai atsakė, kad yra įsitikinęs islamu, todėl jam irgi patariau pakviesti savo žmones į islamą. Po to, kai Allahas jį atvedė į tiesų į kelią, jis pagaliau pažadėjo gerą ir paliko moterį, o paskutiniai jo žodžiai buvo: ramybė jums, assalamu alaikum. Tada moteris prabilo įprastu balsu ir pajuto ramybę bei palengvėjimą nuo šio džino priespaudos. Po mėnesio ar daugiau ji grįžo pas mane su savo 2 broliais, dėde ir seserimi, ir pasakė, kad yra geros sveikatos ir tas džinas, padėka Allahui, pas ją negrįžo. Paklausiau jos, ką ji jausdavo, kai jis buvo patekęs į jos kūną, ji atsakė, kad jausdavo blogas mintis, prieštaraujančias šariatui, ir turėjo polinkį į budizmo religiją bei apie ją parašytų knygų skaitimą. Tada, kai Allahas ją išgelbėjo nuo jo, šios mintys iš jos buvo pašalintos ir ji grįžo į pirmąją būseną, toli nuo šių nukrypusių minčių. Tačiau gerbiamas šeichas Ali At-Tantavi man pasakė, kad jis neigė tokį įvykį. Jis pareiškė, kad tai apgaulė ir melas, kad tai gali būti įrašyta kalba su moterimi ir ji tai neištarė. Paprašiau įrašo, kuriame buvo įrašyta jo kalba ir sužinojau, ką jis pasakė ir labai nustebau, kad jis teigė, kad moters kalba buvo įrašyta iš anksto, nors uždaviau džinui kelis klausimus ir jis atsakė. Tai yra viena iš baisiausių klaidų ir melo leistinumas, be to, jis tvirtino, kad džino islamo priėmimas žmogaus rankose prieštarauja tam, ką visagalis Allahas tarė apie Saliamono istoriją, ir suteik man karalystę tokią, kuri nepriklausytų niekam kitam po manęs. Koranas, Sūra Sad 38-35. Nėra jokių abejonių, kad tai yra šeicho Ali klaida ir klaidingas supratimas, tegul Allahas jį veda. Žmogaus rankomis džino atsivertimas į islamą neprieštarauja Saliamono dava kvietimui. Pranašo Muhammedo rankose daug džinų priėmė islamą. Allahas tai paaiškino sūrose Al-Ahkaf ir Al-Džinn. Taip pat Muslim ir Al-Bukhari Sahih rinkinyje, Abu Huraira perduotame hadise, tebūnie Allahas jo patenkintas, kad pranašas tarė: priešais mane atėjo šėtonas ir bandė nutraukti mano maldą, bet Allahas suteikė man persvarą prieš jį ir aš jį užgniaužiau. Galvojau pririšti jį prie vieno iš mečetės stulpų, kol atsikelsite rytą ir pamatysite jį. Tada prisiminiau pranašo Saliamono teiginį: mano viešpatie, atleisk man ir suteik man karalystę tokią, kuri nepriklausytų niekam kitam po manęs. Koranas, Sūra Sad 38-35. Tada Allahas privertė jį, šėtoną, dingti nuleistą galvą, pažemintų. Tai yra Al-Bukhari ir Muslim žodžių formuluotė: pas mane atėjo šėtonas iš džinų ir bandė nutraukti mano maldą, bet Allahas suteikė man persvarą prieš jį ir aš jį užgniaužiau. Norėjau pririšti jį prie vieno iš mečetės stulpų, kol atsikelsite rytą ir visi pamatysite jį. Tada prisiminiau savo brolio Saliamono teiginį: mano viešpatie, atleisk man ir suteik man karalystę tokią, kuri nepriklausytų niekam kitam po manęs. Koranas, Sūra Sad 38-35. Tada Allahas privertė jį, šėtoną, dingti nuleistą galvą, pažemintas. An-Nisai Al-Bukhari įgaliojimu perdavė nuo Aišos, tebūnie Allahas ją patenkintas, kad pranašas meldėsi ir šėtonas atėjo pas jį, todėl pranašas jį sučiupo, numetė ir pasmaugė. Pasiuntinys tarė: kol pajutau jo liežuvio šaltas eilės ant savo rankos ir jei ne Saliamono maldavimas, jis, šėtonas, būtų surištas, kad žmonės jį matytų, perdavė Ahmed ir Abu Davud iš Abu Said hadiso, kuriame irgi pasakyta: taigi aš jį mušiau rankomis ir smaugiau, kol tarp šių 2 savo pirštų nykščio ir šalia esančio aptikau jo seilių vėsumą. Al-Bukhari įtraukė į savo Sahih rinkinį komentarą 4p 487 PSL. Iš Al-Fat knygos, kad Abu Huraira, tebūnie Allahas jo patenkintas, pasakė: pasiuntinys paskyrė mane vadovauti Ramadano labdarai, zakatu Ramadan. Kažkas priėjo prie manęs ir pradėjo vogti maistą. Aš jį pagavau ir pasakiau: